Sveiki, krepšinio aistruoliai, esu komentatorius Vaidas Čeponis ir matote, kad esu labai liūdnas. Rytas iškrito iš Citadelė KMT turnyro, o mane daug fanų vadina rytfaniu, ilgai verkiau. Bet po truputį atsigaunu, gyvenimas nestovi vietoje ir šią savaitę daug įdomių intriguojančių rungtynių. Jūs irgi pateikite savo spėjimus ir nepamirškite prenumeruoti mano YouTube kanalą. Sausio 22 dieną ypač svarbės Europos taurės turnyro rungtynes žais Vilniaus Wolves. Vilkai namie priims Las Palmo Gran Canaria. Šią komandą Lietuvos klubas įveikė svečiuose, bet tai labai kietas riešutėlis. Gran Canaria yra viena iš grupės lyderių, jau užsitikrino vietą kitame etape. Pastaruoju metu Vilkų žaidimas labai banguoja. Verkiant reikia pergalės, nelengva bus. Gran Canaria demonstruoja geležinę gynybą, antra geriausiai besiginanti turnyro komanda. Tiesa, turi ir silpnų vietų, dažnai klysta, neturi tokio ryškesnio lyderio, kuris patemptų komandą. Manau, kad bus apylygės rungtynės, tačiau Vilkai savo žiūrovų akivaizdoje turėtų išplėšti pergalę. Gran Canaria svečiuose žaidžia tikrai silpniau nei namie. Taigi prognozuoju Vilkų pergalę maždaug 7 taškų skirtumu. Sausio 23 Kauno Žalgirio krepšininkai bandys užimti Atėnų Panathinaikos klubo tvirtovę. Graikai žais Eurolygos rungtynes. Namie žalgiriečiai palaužė Eurolygos čempionus, kurie pastaruoju metu buksuoja Eurolygoje, 2 nesėkmės iš eilės. Kaip žinia, Panathinaikos neturi vieno lyderių, sunkiai susižeidusio Matijoso Lesoro, toliau nežaidžia Marius Grigonis ir pastaruoju metu labai suprastėjo Atėnų komandos gynyba. Tiesa, namie žaidžia Pau tikrai solidžiai, svarbiausia neleisti mesti tritaškių, iš toli atakuoja 39% taiklumu, tai yra antras rezultatas Eurolygoje. Žalgiris turi didelių bėdų antroje rungtynių dalyje, taip nutiko ir Stambule. Tačiau esu optimistas, žalgiriečiai tikiu, kad nelips ant to paties grėblio antrą kartą iš eilės ir parsiveš pergalę po dramatiško trilerio vienu kitu taškeliu. Sausio 24 tikrai ragausime labai gardų desertą. Eurolygos rungtynėse ietis sukryžiuos lyderiai. Pirėjo Olympiakos priims Šaro Stambulo Fenerbahče. Abi komandos baršluoja varžovus nuo kelio. Olympiakos šventė 7 pergalės iš eilės. Fenerbahče laimėjo 4 sykius paeiliui. Ir pirmajame rate Fenerbahče namie nukalė Olympiakos komandą. Tada supančiojo lyderį Vezenkovą, kuris pelnė tik 11 taškų. Spėju, kad ir šį kartą Vezenkovas nesiautos. Fenerbahče dabar demonstruoja solidžią gynybą. Prognozuoju, kad bulgaras mes maždaug 15 taškų, tikrai nedaugiau. Ir abi komandos gynybinės, bet Olympiakos labai pagerino puolimą šį sezoną, meta net po 88 taškus. Turi labai ilgą suolą, ilgesnį už Fenerbahče, kurios traumuoti ir Vilbekinas, ir Boldvinas. Prognozuoju tokį nervų karą, klampų, pozicinį krepšinį, nerezultatyves rungtynes, kur komandos įmes 145, maksimum 150 taškų. Vis dėlto Oli ištemps pergalę maždaug 6-8 taškais. Savaitgalį Lietuvos krepšinio lygoje mūsų laukia kvapą gniaužiančios rungtynės. Vilniaus Wolves priims Panevėžio 7bet Lietkabelį. Daugmaž lygiaverčių varžovų dvikova, nors Wolves yra mačo favoritai, jie LKL iškovoja net 9 pergalės iš eilės, tačiau matome, kaip netin sėkmingai žaidžia Europos fronte. Panevėžiečiai turėtų būti pakylėti po pergalės prieš Kėdainių Nevėžį, po to, kai pateko į Citadelė KMT finalo ketvertą. Ir panevėžiečių pliusas tas, kad jie vieną dieną ilgiau ilsėsis nei Vilkai.
Vilkai Europos taurėje žais trečiadienį, o panevėžiečiai antradienį. Tai irgi gali šiek tiek turėti įtakos rungtynėms. Prognozuoju kovą iki paskutinių minučių, prognozuoju Lietkabelio pergalę 2, 3, 4 taškais. Na ir spėju, kad vėl sunkiai sustabdomas bus puikia sportinę formą įgijęs Oleksandras Kovliaras, kuris turėtų primesti mažiausiai 15 taškų. Lietuvos krepšinio lygoje sekmadienį Utenos Juventus priims Kėdainių Nevėžį. Nors Juve turi 7 pergalės, kėdainiečiai tik 3 ir kad jie yra prieš paskutinėje vietoje, tai nieko nereiškia. Matėme, kaip Nevėžis metė rimtą iššūkį Citadelė KMT ketvirtfinalėje, Panevėžio 7bet Lietkabeliui. Komanda demonstruoja tikrai solidų krepšinį ir manau, kad uteniškiams oi kaip lengva nebus, kuriems toliau nekrenta tritaškiai, paskutinė vieta pagal tolimų metimų taiklumą. Ir čia Nevėžis įnirtingai, spėju įnirtingai kips į atlapus, šeimininkams gali laimėti net tas rungtynes, bet nuojauta kužda vis dėlto, kad pergalė išstenės Juve maždaug 5 taškais. Tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio prognozės. Nepramuškit dugno, kaip tai padarė Vilniaus Ryto krepšininkai, laikykit sviedinį tvirčiau ir iki.